Nu, bičiuliai, žiūrėkit, kokį mersą turim. Kol yra, susiskripkit, nes kaina itin labai gera. Todėl, kad klientas turi skubiai išvažiuoti iš Lietuvos, gavo gerą darbo pasiūlymą ir sako, nu, automobilio ten, kur išvažiuoja, išsivežti negali, nes vairas bus ne toj pusėj. O kad padėti, sako, ir laikyti kieme, tai irgi nėra tikslo. Todėl skubiai parduodamas už labai gerą kainą, pilnai tvarkingas Mercedes-Benz E220 2020 metų 2 litrai 143 kW dizeliukas. Na, o visus automobilius, ką dar turime, nes pardavėm nemažai, rasite autobrokeris.com svetainėje, užeikite, pasidairykite, galbūt kažkas tiks ir patiks, išsirinksite, skambinkite arba atvažiuokite į vietą. Ir pasiekite mūsų socialinius tinklus, važiuojam autobrokeris Facebooką, Instagramą ar TikToką, kaip kam patogiau, kad kai gauname naujus variantus, jų nepraleistumėt ir pamatytumėt pirmi. Dabar grįžtame toliau prie temos. Mersiukas Sport Style, tamsiai pilkos spalvos, kaip sakiau, 20 metų, 2 litrai 143 kW, E-klasės Mersiukas. Turi parktronikus priekyje gale, taip pat turi galinio vaizdo kamerą, gerus žibintus, gręžiuoti diskai priekyje, tamsinti langai, bagažinės liftas, štai pasikelia, bagažinės liftas, labai erdvi bagažinė, bagažinės užuolaida, viskas yra, taip kad viskas gražu, švaru, išvalyta, kaip sakant, paruošta naujam šeimininkui. Taip, užeikime į galą. Gale viskas atrodo štai kaip. Pusiau odinis salonas su per vidurį medžiaga. Visur viskas gražu, tvarkinga. Juodos lubos, stoglangis. Pritemstanti šoniniai veidrodukai su aklomis zonomis. Taip pat automobilis turi ir šildomas sėdynės priekyje, bagažinės atidarimą iš vidaus, užsilenkiančius elektrinius veidrodėlius, elektriniai langai. Kas dar? Turi atpažinimo ženklų sistemą, turi taip pat linijų palaikymą. Štai vairuotojo sėdynė. Viskas tvarkoj. Žiūrėkit, kiek yra sąskaitų. Kaip sakant, visos absoliučiai sąstos. Prieš 4000 km pakeisti tepalai variklyje, taip pat yra pakeisti tepalai dėžėje, reduktoriuje, ambient lightus turi, štai tokios medžio imitacinės apdailos, čia visi multimedijos valdymai režimai, start-stop sistema ir taip toliau, du rakteliai užvedimo, beraktis užvedimas, taip, klima, kondicionierius, viskas yra, ekranas per visą, pilnai LED, didžiulis multimedijos ekranas, navigacija, viskas veikia, pilnai multifunkcinis vairas, stoglangis darinėjasi, akiniams dėklas taip pat yra, žodžiu, apdailos gražios, viskas savo vietoj. Tai va, jeigu domina toks automobilis, tai skambinkit ir rašykit. Na, automobilio rida yra 242 000 km. Dabar turbūt visiems įdomu kaina. Nu, o kaina, kaip ir sakiau, bus tikrai gera. Vos 16 300 eurų. Ir dar negalutinė. Domina toks variantas, skambinkit, rašykit kontaktais virš mano galvos, važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba nurodyt telefono numeriu. Tikrai manau, kad pirmas atvažiavęs sėsit į tą mersiuką ir išvažiuosit. Važiuoja maloniai, niekas nebilda, netarška, po kapotų sausa, tepalai pakeisti,
reduktoriui, dėžiai, variklyje, šiuo metu nieko daryti nereikia, sėdat važiuojat iki sekančių tepalų keitimo. Tai va, toks Nelsiukas jūsų dėmesiui, manau, kad kaina tikrai ledinė, taip kad lauksime jūsų skambučių arba atvykstant adresu Vyšnių gatvė 2 Lukšiai, Šiaulių rajonas. Galimas mokėjimas, galimas pirkimas išsimokėtinai ir su pradinė įnaša, be pradinė įnaša. Jokio skirtumo. 4,5% metinės palūkanos, viską čia sutvarkom per 20 minučių, pinigėlius gaunate į savo sąstą, savininkas esate nusipirkę jūs, ne lizingo bendrovė. Ačiū uždėmesi, tam kartui sakau tiek ir gražios jums dienos.